Labas, labutis visiems. Jungiuosi į laivą, iš tikrųjų atbėgu pasidalinti tokia labai gerų klausimų, padiskutuotinų klausimų apie produktą, produkto veiksmingumą, kaip grožio produktas veikia ir apie negatyvą, kuris taip pat galvoja dažnai moterys, kad sako, tam tikras produktas pagadina grožį. Aha, nerodo. Žodžiu, kviečiu į laivą į svečius kolegę Raimondą ir laukiu, Raimonda prisijungė. Raimonda, išsiunčiau jums pakvietimą, tai lauksiu jūsų. Tikiuosi matot, pritaginau jūs. Yra Raimonda. Priimsim Raimondą. Pridėsim Raimondą ir padiskutuosim tuo klausimu, tą frazę, kaip dažnai yra girdima mūsų. Labutis Raimonda, aš atsitraukiu. Ar mane matot? Jo, matau, viskas gerai, bet biškį toliau pasitraukit pusę galvos. Gerai, nes aš jūsų nematau, bet nieko, paskui vėliau parodys, vadinasi. Nesimato manęs? Ne, nesimato, bet nieko baisaus, paskui parodys bendrai. Bendrai visi greičiausiai mato, kad aš nematau nieko. Pabendrausim. Svarbiausia, esat pas mane, jau mes galim bendrauti. Tai Raimonda, kaip tik šiandien ryte turėjom tokį smagų ryto pokalbį visos kolegės ir kalbėjom apie tai, kaip dažnai girdima, kad tikrai geras produktas, nuo kurio mes visos kaifuojam, džiaugiamės, nes turim nerealius rezultatus plaukučių priežiūroje, ne? Kalbant dabar apie plaukus, sako, kad Monat produktas, dar vis girdžiu tokią frazę, kad Monat produktas sugadino man plaukus. Tai kas ten įvyko, kodėl Monat produktas būtent taip veikia, ne? Sako, man sugadino plaukus. Aš nematau jokio stebuklo. Už ką aš sumokėjau pinigus ir negaliu turėti rezultato. Tai visgi, pirmiausia, norisi pradėti nuo to, pakalbėti apie tai, kaip veikia Monat produktas ir kodėl mes negalime matyti greito rezultato. Aš esu pavyzdys, nes savo plaukų transformaciją aš galėjau pamatyti tik tai po metų laiko. Ar įsivaizduoji? Kaip dažniausiai mes tikimės, ne, kad labai greitai čia, vieną kartą išplausim, antrą kartą išplausim ir pamatysim rezultatus. Jau čia būsim spindinčiais plaukais, išaugusiom, kasom užaugusiom ir taip toliau. Bet viskam reikia laiko. Todėl pakalbėkime apie tai. Kaip veikia Monat produktas? Monat produktas yra sukurtas nanotechnologijomis ir jo pagrindinės visos sudedamosios dalys yra augalai. Tai yra augalų pagrindų kurti produktai. Ir labai noriu pasidžiaugti ir džiaugiamės abidvi su Raimonda, jog mes turime numeris 1 pasaulyje pripažintą produktą, kuris būtent sprendžia galvos odos problemas, tai yra produktas galvos odai ir plaukams atstatinėti. Bet kaip jis veikia? Esminiai produktai, įprastiniai produktai, kuriuos mes naudojame, jie yra su silikonais, parabenais. Jie yra tie produktai, kurie apvelka mūsų plauką į tarsi gražų pavidalą. Jie blizga, jie žėri, kad ir ką mes bedėtume, ne, fantastiškai plaukas atrodo. Ir štai čia ateina į rinką produktas, kuris daro tvarką. O ta tvarka yra daroma tokia. Nuo mūsų plauko
yra nuvalomas silikonas, lygiai tas pats ir nuo galvos odos. Tai daro augalų pagrindų visi kurti produktai. Ir kai nusivalo silikonas, tai šis blizgus apvalkalas, mūsų plaukas lieka, kad jūs įsivaizduotumėt, nu vat, toksai vat. Tai žiūrėkit, mes turėjom storą plauką, gražų plauką ir pradėjom naudoti produktą ir štai koksai mūsų plaukas liko. Ir šitoj fazėje, Raimonda, neduosit man sumeluoti, ne, šitoje fazėje, dažniausiai mes dar apie tai pakalbėsim, moteris sako, mano plaukas pasišiaušė, man monatas plaukus sugadino, man produktas netinka ir nematau čia to stebuklo ir taip toliau. Vadinasi, bet iš tikrųjų, ką padarė produktas? Produktas atskleidė tikrąją jūsų plauko būklę ir po visų silikonų jūsų plaukas tiesiog nekvėpavo. Jis atidarė plauką tam, kad jūs dabar maitintumėt, prižiūrėtumėt, atstatytumėt, kad jis pats produktų dėka, sukurtų produktų ingredientų dėka, jis būtų primaitintas, atstatomas ir jau naujai ataugęs plaukas bus daug storesnis, tūris daug tankesnis, žodžiu, plaukas pats įgaus ir gyvybingumą, kad ir tas atidarytas jūsų plaukas. Todėl viskam reikalinga pagalba ir reikalingas laikas. Vat štai būtent norėjau pasidalinti apie tai, o dabar, Raimonda, noriu jūs pakalbinti ir kad jūs tiesiog irgi pasidalintumėt. Visgi, kas yra, kodėl, vat, dažniausiai, nes mūsų produktas yra specifinis ir jisai yra ekstraktas, ne, aš vat nepaminėjau, gal jūs vat dabar pasidalinsit. Ir yra labai labai svarbu naudoti, vat kaip jis veikia toliau, ne, aš tokia kaip ir įžangą padariau, būkit gera vyksta toliau su produktu, kai mes naudojam. Jūs gerai girdit? Aha. Labą dieną. Ačiū, kad pasikvietėt mane į savo Facebooko grupę. Aš esu Raimonda, jau monatė esu greitai 4 metai. Tai vat ir atėjau pasidalinti trumpą savo istoriją ir paneigti, pasakyti visus, ką Jurgita pasakojo, tikrai taip yra, todėl gal aš tokį norėčiau įžangai keli žodžius pasakyti. Laikas, kiekis ir kantrybė. Kai jūs šituo tikslu gyvensite, atėję į monatą, susipažinę su plaukų priežiūros priemonėmis ir tada mes turime rezultatus, va tiek Jurgita, tiek aš. Tai kas vyksta su tais plaukais, tiek pas mane, Jurgita labai gražų parodė tą video, ne video, o tą, kur kaip mūsų plaukas atrodo, pavyzdį jo, kaip mūsų plaukas atrodo, kada mes išplaunam tuos visus silikonus ir kas lieka. Tai yra paprastai vadinama degosistacija, tai reiškia mūsų plauko išsivalymas. Kai būtent mums dėl ko reikia tą plauką išvalyti nuo tų silikonų. Aišku, tie plaukai atrodo naudojom kažką, tai plaukai blizgėjo, švitėjo, bet jie buvo apgaubti ir kas ten gavosi, tie plaukai mūsų duso. Tai įsivaizduojat, kaip yra silikonas aprauptas, tai tie mūsų plaukučiai dūsta. Išorė bendra atrodo graži, jie neauga, jie lūžta, jie pučiasi ir va to rezultato mes neturime. Tai va ką noriu šiandieną pasakyti apie tą, kai mūsų plaukas pradeda valytis, ką mes turim pagrindinius dalykus sakyti, kaip ir sakiau, laikas, kiekis ir kantrybė, tai yra ir teisingai naudoti produktus. Labai gaila, bet dėja taip yra, kompanija taip sukūrė ir todėl mes esam čia, konsultantės, ką mes turim daryti, mes turim jums padėti, konsultuoti ir jūs turit klausyti, o ne ignoruoti, nes viskas priklauso nuo pirmo žingsnio. Teisingai parinkta rutina, produktai
teisingai ir svarbiausia, kaip juos naudoti, nes dabar dar labai daug yra kompanijų, kur žiūrim, kaip naudoja produktus, kaip plauna galvą, kad čia yra visiškai skirtingas galvos plovimas, kad mes galvytę plauname tik šaknis, o galiukų neliečiame visiškai, tai va tam ir yra reikalinga išmokti teisingai plauti galvą, kas liečia toliau. Mūsų produktai yra be galo koncentruoti. Kodėl? Raimondai, jūs kalbėsit, o aš dabar parodysiu, kodėl, ne? Kodėl bus viskas labai fainai. Jo, kaip atrodo viskas koncentruotas produktas ir kokio jo kiekio reikia labai mažo ir jį būtina yra suaktyvinti tarp delnų ir masažuoti galvytę, plauti į šaknis. Laikas taip pat yra labai svarbus, būtent todėl, kad jeigu mes ten pratepsim ir pilsim tą vandenį, ne, turi ta procedūra būti iki 2 minučių masažo būdų, lengvu, galima ir pasimti dar masažuoklį taip pat, kad jis kuo daugiau įsigertų į mūsų galvos odą ir atlikti plovimą, plaunam 2 kartus ir tada jau tik tai galima praeiti prie kitų produktų. Tiek šampūnai, tiek kaukytės, tiek kondicionieriai yra visi koncentruoti ir reikia jiem išskirtinio naudojimo. Pavyzdžiui, užsiplovus galvytę prieš dedant kaukę ar kondicionierių yra būtina 50% nuimti vandens. Kodėl? Todėl, kad mūsų produktai yra koncentruoti ir mes norim to rezultato, kad ne su vandeniu dar atsiskirtų. Taip, o tiesiai tiesiog patektų į plauką, kiek kondicionierius, kiek kaukės į galvos odą nededame. Tiesiog nuo pusės plaukų turime lengvų būdų, kai suaktyvuojam ir prabraukti pro plaukus. Kitas dalykas, dar svarbiausia, yra rutina. Kas yra rutina, kam kokia yra problema ir kai būna, kai rašo, kai sako, va, man nepadėjo, išnaudojau, jokio rezultato neturiu. Ar teisinga sistema. Pas mus kompanija yra 30 dienų grąžinimo garantija. Būna visko, kad netitaikom sistemą, mes taip pat jas keičiame pagal sezoniškumą. Tai va, jeigu jau netitaikė, tenai panaudojo, tai savaitę 2 netiko, mes tam ir esam, rašom, keičiam sistemą. Niekada nėra taip, kad ten mūsų produktus kaip iš prekybos centrų išmesti, ar terkoją suplauti, ar dar kažką, tai mes turim grąžinimą. Ir kaip aš sakau, pirma, išbandymas, paskui netiko grąžinimas ir tada keliaujam prie kitos sistemos. Būna, kad konsultantės irgi, kaip pasakyti, neparenka arba tiesiog yra tokių klientų, kur patys prisijungia ir prisideda. Tikrai turėjau atveją, kuriai riebiom šaknim reikia apimties, savo pažeistų plaukų prisipirko, micelinių šampūnų. Tai vat mūsų darbas yra kreiptis ir klausti, suteikti pagalbą, kokiai jum būtent rutina tinka. Tai yra pagrindas mūsų, kad vat, ir dar noriu pasakyti, kad nereikia mūsų ignoruoti, nes mes norime žinoti rezultatą, kaip Jurgita sakė, tą taisyklę 2+2+2. Tai reiškia po 2 dienų, po 2 savaičių ir po 2 mėnesių, kada jau atitiko, bet mes rašom ir po pusės metų, nes norim galbūt rutina reikia. Metus bendraujam ir 2 metus bendraujam. Taip. Čia lygiai tas pats, Raimondai, ne? Turbūt palyginsit, kaip pas daktarą vaikščiai arba pas kosmetologą, ne? Tu nori kažką tai su veido oda faino arba masažus, ne? Nori kursą masažų turėti, tai tu ir vaikštai, ir rekomendacijas gauni, ir galbūt kažkokį gelį nusiperki ir dar kažką. O čia yra iš tikrųjų, tai yra mūsų darbas konsultuoti ir vesti į tą grožį, nes labai dažnai mes pamirštam, nuo kur plaukai auga. Kad jie auga nuo šaknų, o ne nuo galiukų. Tai, kad sveika, nuvesti vėlgi tą sveiką plauką, atstatyti jau pažeistą plauką, ne, vadinkim, pagerinti to plauko būklę, mes
tikrai galim padėti, bet sveikam plaukui ataugti ir rezultatui gauti reikės laiko. Ir štai čia būtent mūsų tie produktai, kurie yra koncentruoti. Ir dar vienas dalykas, tikrai žinau ant savęs. Raimonda, ir mes ryte diskutavom, kad reikia įsivaizduoti, kad mes plaunam plaukučius 30, 40, 50 metų įprastai. Taip. Va taip, ne? Kočiodami. Ir štai čia ateina į rinką produktas, kuris sprendžia problemas, kurį reikia visiškai kitaip naudoti. O realiai tai reikia naudoti teisingai, nes taip ir produktas naudojasi. Visus šampūnus, visus produktus taip reikia naudoti, bet mes nežinom. Ir dėl tam tikrų, būtent tų daromų klaidų, kurias Raimonda pasidalino, labai dažnai moterys ir pasiduoda, ir tos kantrybės trūksta, ir pamiršta. Tai mes esame tam, kad mes primintume. Mes esame tam, kad mes beldžiamės pas jūs, bendraujam su jumis ir dalinamės apie tai, apie tą produkto veiksmingumą. Tai ir dar vienas smagus dalykas, Raimonda, pats smagiausias dalykas greičiausiai mūsų darbe, kada tiek mes pačios, tiek mūsų klientės turi nuostabius rezultatus ir kaifuoja šiuo produktu. O tokių klienčių mes tikrai turim nemažai ir džiaugiamės jų pokyčiais. Dėl to mes tiek daug turime savo prieš ir po pačių lietuvaičių, o aš nekalbu jau ten apie kitas šalis, nes labai daug yra prieš ir po. Tad tai čia yra geriausias įvertinimas tiek man, tiek jums, tiek kiekvienai, kuri vedame savo klientus į tą rezultatą. Aš dar norėčiau durti būtent dėl kliento, ne, kaip, pavyzdžiui, mes tikrai, kai beldžiamės į tas duris, kad mes norim, tai ir visada, kaip pasakau, mano, kaip pasakyti, šita veikla, kaip aš jį vadinu, mano kūdikis yra, aš ją myliu ir man tas rezultatas yra pats brangiausias, man neaktualu tą šampūną yra parduoti, man aktualu padėti žmogui ir suteikti tą problemą, todėl, kaip sakyti, ir mes beldžiamės į tas duris ir visada, kaip sakant, atėjus naujam klientui įsigijus, visada, kaip pasakyti, yra galbūt tas žmonės tą tinklinį marketingą priima kitaip ir kai tas toks rašinėjimas žinučių, kad čia tai yra ne produktų kažkoks tai kišimas, o grinai nori pasidalinimas rezultatų, nes aš taip ir rašau visada, man jūsų rezultatas yra brangesnis negu tas šampūno buteliukas parduotas ir mielos moteris, norint tikrai turėti tą rezultatą, jūs turite išmokti, klausyti konsultantės ir jų beldimą priimti kaip nuoširdumą, kaip pagalbą, o ne kažkokį, kaip sako, ten produkto kišimą. Būtent, nes labai būna ir tokių variantų, kada moteris sako, aš noriu gražių plaukų, noriu tos kelionės, o paskui nebeturiu laiko, man netrūksta laiko, trūksta savo, aš negaliu, tai kaip mes galėsim padėti? Niekaip negalėsim padėti. Ir dar štai čia norėjau labai trumpai paliesti vieną momentą, kaip dažnai būtent atliepiant į tą mūsų temą, kad Monat produktai man sugadino plaukus, tad noriu paargumentuoti, jog šis brandas yra bilijoninis, jau uždirbantis bilijonus ir turintis daugybę įvertinimų ir veiksmingumo. Kadangi mūsų produktus kuria yra mokslininkų patarėjų taryba, kurią sudaro nutriologai, šitie dermatologai, trichologai, visi. Ir dėl to kompanija specializuojasi būtent galvos odai produktus, nes
Čia vėl ta sveika galvos oda, sveiki plaukai, ne? Viskas, jeigu mes esam apie plaukus, vadinasi, viskas iš pagrindų. Ir štai čia dar vienas momentas. Labai dažnai moterys, nu, vat ir sako, vat sugadino arba man netiko produktas. Tai produktas gali netikti vienu atveju, jeigu jūs turite alergijų augalams, vienam arba kitai sudedamai daliai ir jums gali atliepti, ne, gali tiesiog kaip sakyt, kibirkščiuoti ir viskas. Tuo atveju gali netikti. Bet kai yra teigiama, kad vėlgi yra sakoma, kad čia netikęs, čia aš išmečiau pinigus, aš nesumokau, ta prasme negavau rezultato ir čia nieko verta. Tikrai esu girdėjusi tokių dalykų, tai noriu pagrįsti ir pasakyti vieną paprastą loginę frazę. Jeigu produktas neveiktų ir jis nebūtų toksai vertingas, kompanija nebūtų gavusi apdovanojimų jau daugiau kaip virš 80, tiek linijom, tiek atskiriem produktam, tiek bestselleriai mūsų produktai nebūtų tapę. Todėl nėra taip, kad produktas nuostabiai veikia, produktas nuostabiai gražina moteris, kelia jų savivertę, didina šypsenas, pasitikėjimą, jaunina ir veda už rankos tas moteris, kurios nori tą grožio kelionę. Tad visi produktai, kuriuos mes turim veikia, tik kaip Raimonda sakė, reikia parinkti, reikia prižiūrėti ir reikia turėti kantrybės. Tad norėjom pakalbėti, būtent pasidalinti tokią temą ir ačiū, kas buvot, ačiū, kad komentavot, daug komentarų, šaunuolės, gera ir smagu, būtinai paskaitysim. Vat Karolina sako, kad tikrai labai svarbia tema dalinamės, nes tikrai yra aktualu ir aš dar, mano pačios patirtis, gal reikėjo pradėti nuo to, kad mano pačios patirtis su šiuo produktu nebuvo tinkama, nebuvo gera, nes aš negavau tinkamos konsultacijos. Bet mano sąmoningumo lygis man leido suprasti, kad negali produktas netikti, jeigu jis yra taip įvertintas, gauna tiek daug įvertinimų, apdovanojimų. Vadinasi, aš kažką netaip darau techniškai ir man reikia surasti žmogų, kas mane tiksliai pakonsultuotų ir tiksliai paaiškintų. Todėl, kad kiekvieną kartą, kai mes čia išeinam, tai dalinamės ir visokiais postais, ne, Raimonda, tiek daug tos vertės duodam, tiek daug naudos duodam ir laivais dalinamės. Tik tai reikia iš tikrųjų kreiptis į tą žmogų, kuris tikrai praėjo, kuris tikrai turi rezultatus, kuris tikrai veda ir kitus žmonės ir padeda ir žino, kaip produktas veikia. Tada niekuomet nenudegsit, nenusivilsit ir būtinai turėsite rezultatą, būtinai. Todėl kreipkitės tiek į mane, tiek į Raimondą, užduokit klausimus ir gausit atsakymus. Rezultatą. Tikrai taip noriu, dar tikrai pabaigai irgi pasakyti, kad tikrai mergaitės, norint to rezultato, turėkit kantrybės, pasirinkit teisingai produktus ir daryti visą rutiną tikrai. Ir sporto salėje nuėjęs nenumeti tų kilogramų per savaitę, o čia yra plaukas, to labiau, kad yra produktai natūraliai, augalų pagrindų kurti ir tas rezultatas negimė, taip pat ir aš turėjau ir su plauku ir to labiau esu blondinė, kur kiekvieną mėnesį ir žila dar ir juos dažau tiesiog kiekvieną mėnesį, bet tai reikėjo susikurti rutiną ir, kaip sakyti, ir man dar kas labai patinka, kad atėjusi kompanija, kodėl mes visada sakom, nusipaveiksluokit savo tiek veidą, tiek plaukus, kad jūs turėtumėt su kuo dalintis. Tai vat ir būtent mūsų kompanija, pas mus nėra jokių influencerių, mes nesinaudojam jokiom nuotraukom, mes dedam savo rezultatus ir jei jūs sekat, tai reiškia, mes turim kantrybės ir jeigu to rezultatą daryti žingsnį
žingsnis po žingsnio, taip pat, va, Jurgita sakė, metus laiką, man taip pat, man ir šiaušėsi, ir pūtėsi, ir lūžinėjo, taip pat ir aš pradėjau nuo vienos sistemos, aišku, sausos kalpas išsivaliau, prisidrakinau tą sausos kalpą, paskui kitą liniją paėmiau, jeigu man galva pučiasi, šiaušiasi didžiausia, tai po to, kai valomąją sistemą pasibaigė, tada aš jau pradėjau glotninti, tvarkyti, su glotnumu mano mylimiausia sistema yra. Tai va, ir tas žingsnis po žingsnis negali būti, kad kiekvienai ta pati sistema tiks, dėl to ir būtinos tos konsultacijos ir noriu tikrai visiems palinkėti, kad būkit kantrus, kas ieškote rezultatų, kreipkitės ir tikrai sulauksite, nes Monat vertas yra, kaip aš sakau, aukso vertės, ne veltui, kaip Jurgita išvardina, mūsų produktus gaunam kiekvienais metais tokius apdovanojimus, o tie heiteriai tai buvo kompanijai bus. Ir jie rašinės, ir kiti iš pavydo, kiti neteisingai panaudoja, taip kad čia Apple, kaip aš visą laiką sakau, Apple ir Samsungas visada skiriasi ir jie konkuruoja pasaulyje, o galingos įmonės, o mes, kas tikite, kas norite, tai tikrai. Ir dar drąsiai galime pasakyti, jog Monatas neseka mados. Monatas diktuoja madą, diktuoja, jie kuria ir 10 žingsnių visada yra priekyje prieš išeinančius kažkokius tai naujus produktus. Todėl viskas, kas vyksta pas mus, viską, ką turime mes, dėl to štai taip ir vertinam, nes žinom, kad mes dar labiau gražėsim, o mūsų klientės taip pat galėsim puošti dar labiau savo klientes. Tad ačiū, kas buvot, Raimondėlė, ačiū labai. Turėjom gerą temą. Gero laiko ir viso. Gero antradienio. Iki.